Tai vis daugiau šeimininkų susiduria su netinkamo maisto augintiniui problema. Tai dažniausiai pasireiškia kaip ir žiūrovo šuneliui, tai per pleiskanojančią, sujautrėjusią odą. Kitiems šunims ar katėms netinkamas maistas pasireiškia per sujautrėjusį virškinimą. Augintinis pradeda viduriuoti, vemti. Tokios alergijos dažniausiai būna nuo pašaro tam tikrų sudėtinių dalių, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą pašarą. Tai pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kokioms pašaro sudėtinėms dalims jūsų augintinis yra alergiškas. Tuomet galima ieškoti pašaro, kurio sudėtyje nėra alergenų bei nėra sunkiai virškinamų ingredientų. Dažnu atveju problema išsisprendžia tiesiog pasirinkus begrūdį pašarą su lengvai virškinamu baltymu, pavyzdžiui, balta žuvimi. O jei net ir pasirinkus begrūdį pašarą problema neišsisprendžia, ką tada daryti? Tuomet galima rinktis veterinarinės dietos pašarą, kurį jau reikėtų pasirinkti pagal jūsų augintinio problemą. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų augintinio jautrus virškinimas, jis vemia, viduriuoja, tuomet reikėtų rinktis jautriam virškinimui skirtą veterinarinės dietos pašarą, kuris yra su balta žuvimi, jame yra mažiau riebalų, todėl pašaras yra lengviau virškinamas. Na, jeigu jūsų augintinio sujautrėjusi, raudonuojanti oda, tuomet reikėtų rinktis pašarą būtent šiai problemai spręsti. Tai jame gausu lašišos baltymų, kuris padeda atkurti pažeistos odos barjerą, taip pat skatina sveikų plaukų augimą. Šio pašaro sudėtyje taip pat gausu cinko, kuris skatina gijimą, jeigu augintinio oda buvo pažeista. Na, jeigu jūsų augintinis netoleruoja tam tikro maisto produkto ar yra alergiškas, tuomet rekomenduočiau rinktis veterinarinės dietos pašarą su vabzdžių baltymais. Vabzdžiai yra labai tinkamas jautriems augintiniams baltymas, taip pat jis yra turtingas iš savęs. Todėl augintinis pasisavina daugiau maistinių medžiagų, o tai skatina jo greitesnį atsistatymą, sveikatą ir vystymąsi.